Labas vakaras visiems, kurie įsijungėte šią tiesioginę transliaciją ir jau matote, kas šiandien mūsų laukia. Jonavos Vikingai savo namų rungtynės žais prieš Kauno rajono Hegelman salės futbolo komandą. Tačiakas, štai toks būgis. Vikingų komandos numeris, štai čia dar vienas šansas ir 1-0. Elveris Tačiakas muša įvartį ir pasižymi taip pat ir A lygoje. Super taurėje buvo jis vieną įvartį pelnęs, dabar keliauja į komandos draugų glėbį, keliauja pasilabinti ir su komandos treneriu bei kitais ant suolo esančiais komandos draugais. Žiūrėsime, ką pasiūlys šiai ekipui Bermudesas, o čia Vikingai ir toliau nesnaudžia, šypsena Genaro veide. Ir rezultatas labai greitai tampa 2-0 tikslus. Čia Hegelman perima kamuolį, yra šansas. Kaip ir minėjau, dar tik kaupė tą savo patirtį. Osauskas, tiksliai. Dar vienas jo bandymas. Hernandesas. Kol kas matome, jog Hegelman yra tas varžovas, kurį reikia gerbti. Čia gražiai Vikingų ataka ir Kravcovo dar vienas rezultatyvus perdamas. Stevenas Hernandesas dėkoja savo kolegai už rezultatyvų perdamą, įvartis ir Hernandesas į puolimą. O Vikingų šansas dar ir ketvirtą įvartį pridėti ir jis yra pirmiausia Elveris Tačiakas pataiko į vartų konstrukciją, o vėliau Stevenas Hernandesas muša savo antrą įvartį ir įtvirtina Vikingų pranašumą. Rezultatas tampa 4-0, patenkinti. Gytis Vasylius dabar pasileidžia į priekį ir dar duria penktąjį Vasyliaus įvartis. Nelieka ir šis žaidėjas be atžymos, kalbant apie įvarčius šiose rungtynėse. 4 minutės 31 sekundė. Tai yra ta terpė išnaudoti tas paskutinės. Žiūrėsime, kokia bus situacija. Vasylius taip pat savo dublį muša ir jungiasi prie Hernandeso. 6-0. Vikingai įtvirtina dar labiau savo pranašumą. Kirilo Krasy. Sunkus vakaras jam ir jo komandai šiandien čia Jonavoje, bet tenka priimti šį pralaimėjimą ir tiesiog ruoštis kitoms rungtynėms jau galbūt ir nuo rytojaus arba nuo tada, kada sugrįš į treniruotes Hegelman žaidėjai. Šiandien galutinis результатас yra Викингу наудой 6. Ну, я думаю, что в принципе говорить особо нечего, потому что счет на табло и счет неприличный для нас. Наверное, сегодня команда Викинги и хотела больше, и, наверное, показала то, что они достойны того результата, которого они добились. Наверное, где-то мы, может быть, поверили в себя сильно после игры с Бруклиносом, когда сыграли 4-4, и команда где-то наша расслабилась. Но, скажем так, наверное, на сегодняшний день нам такой соперник еще не по зубам, поэтому команду Викинги я поздравляю с победой заслуженной. А нашей команде я желаю не останавливаться и двигаться только вперед. Что вы думаете, первая половина была лучше сегодня? Ну, конечно, в принципе, наша команда должна научиться терпеть. Даже в таких ситуациях, когда команда проигрывает, она должна научиться терпеть и ждать своего момента. И моменты такие были в конце первого тайма. Мы могли забить гол и уйти при счете, может быть, 2-1, но, к сожалению, не реализовали свои моменты, а соперник нас наказал на наших ошибках, и поэтому все закономерно.